Sveikos mergaitės. Na, panašu jau po truputėlį rudenėlis ateina, nors dar labai šilta šiandien, šiltas, tvankus vakaras rugsėjo, bet jau pliaupia lietus ir taip barbena už lango. Ir tokiu oru labai norisi pamedituoti, padėlioti kortas ir pažiūrėkim tokią temą. Jo mintys šiuo metu ir išvis ar jisai galvoja apie meilę, ar jo galvoja visai kažkokios kitokios mintys, apie ką jis galvoja. Gal jam visai net ne iki meilės reikalų šį vakarą. Tai vat, pasižiūrėkime jo mintis šiuo metu. Pirmas variantas, antras variantas ir trečias variantas. Taip, pažiūrėkime iš karto pirmąjį. Ir čia yra 3 taurės. Na taip, jam tikriausiai labai smagu šį vakarą, jisai kažkur linksminasi ir panašu, kad kompanijoje linksmoj ir galbūt kažką švenčia, galbūt kažkokią turi progą švęsti, galbūt tiesiog savaitgalis po darbų, gal kažkokia ypatinga proga ar gimtadienis, ar šiaip draugų vakarėlis. Tai va, na, dar pasižiūrėkime, ar jisai čia kažką dar įdomiau galvoja, ar tiesiog švenčia ir tiek. Taip, velnias, teisingumas, velnias ir 4 taurės. Na ir žiūrėkime, čia jisai tame vakarėlyje gali pasitaikyti labai tokių gundančių progų ir pasiūlymų. Nors jisai svarsto, kad reikėtų vis tik tais elgtis santūriau ir nenusižengti kažkokiems tai moralės nuostatoms kažkokioms, bet žiūrėkite, šalia velnias ir tas velnias gundo ir vilioja į savo tinklus. Ir žinote, kaip būna vakarėliuose, ten juk be galo daug gražių merginų, ten be galo daug juoko, šypsenų ir koketavimo ir viliojimo. Ir žiūrėkite, toksai gali būti jam pasiūlymas, kuris gundo, kuris, žodžiu, jį išveda iš kelio, galima sakyti. Ir jisai greičiausiai to pasiūlymo neatsisakys. Tai pažiūrėkim, kas čia per pasiūlymas pas jį bus. 5 taurės, 9 pentakliai ir lazdų karalienė. Na, mergaitės panašu, kad čia yra konkurentė ir kvepia tikrai nemaloniais dalykais. Nenorėčiau taip sakyti, bet na, tiesiog kortos taip rodo, 5 taurės ir žiūrėkite, jisai susigundo ta lazdų karalienė, nepaisant, kad jūs esat nuostabi 9 monetose esanti moteris, bet pasižiūrėkite, čia akivaizdu, jūs tarsi, na, tokia labai nusiminusi, labai tarsi tokia, norisi vartoti žodį kaip šmėkla, žinot, sako, kai susipyksta poroje. Ir dažnai galima išgirsti tokį pasakymą, vaikštinėjai čia kaip šmėkla po kampus, susiprask atseit, kad
nusiminus persikreipusią miną ir, žodžiu, viskuo nepatenkinta. O žiūrėkite, šita lazdų karalienė, jinai tokia karšta, aistringa, deganti aistra ir viliojanti ir gundanti. Tai merginos, pasižiūrėkime, kas čia toliau jo mintise. Pasižiūrėkime, jo mintys šiuo metu. Lazdų karalius, magas ir kardų tūzas. Jo mintis irgi, žiūrėkit, lazdų karalius iškrito. Tai jisai eina link tos lazdų karalienės. Bet žiūrėkit, jisai tikisi, kad kažkokiu tai magišku būdu jisai išlaviruos tarp jų dviejų ir jisai taps nugalėtoju. Galbūt jis užkariaus jūsų abiejų širdis. Galbūt jisai liks paslapty ir niekas nieko nesužinos. Na, jisai tarsi magas, žinot, pamos burtų lazdelę ir viskas taip ir praeis. Ir jisai taps nugalėtoju ir triumfuos ir čia jo tokios mintis, nes kardų tūzas tiesiog, na, jisai džiaugiasi savo pergalėmis, jisai taip galvoja, kad jisai visko turės, viskas bus gerai, iš visų situacijų išeis ir jam čia už tai nieko nebus. Pažiūrėkime, tada paklauskime, ar jis galvoja apie jūs? Taip, mergaitės galvoja jis apie jūs, bet kol kas nieko konkrečiai negalvoja, viskas tokios, žinot, kaip probėgšmais, kaip iliuzijos, kaip kažkokios fantazijos, bet šiuo metu jisai ar galvoja apie tą kitą moterį. Taip, jis galvoja apie tą kitą moterį, jisai gundosi tą kitą moterimi ir šiuo metu net sunku pasakyti, žodžiu, kvepia jums rimta konkurencija. Tai gerai, jeigu jo mintis yra apie konkurentę ir šiuo metu jisai gundosi su ta konkurente aistringai praleisti laiką, kągi jums daryti? Aštuoni pentakliai, tai reiškia įdėti pastangas. Jeigu jūs nenorite to vyro prarasti, reiškia įdėti pastangas ir padirbėti tą linkme, kad jūs nustumtumėt tą konkurentę. Duokite apie save žinoti, parašykite, paskambinkite, pasikvieskite galų gale, nubėkite greitai į dušą, nusiprauskite, išsikvėpinkite, išsiplaukite plaukus ir laukite jo ir gundykite jį žinutėmis, gundykite jį vilionėmis, nes kitaip jisai pabėgs pas konkurentę, nes čia visiškai akivaizdžiai jau. Tai va, jeigu mergaitės yra kažkokio abejonių, jeigu, na, šiuo metu taip kortos parodė. Aišku, spręsti visada jums, daryti išvadas visada jums. Čia tik tais tiesiog kortų dėlionė. Tai va, tai tokia buvo pirmoji dėlionė, pirmasis variantas, jo mintis šiuo metu. Ir ištraukiam pasižiūrėti patarimą. Taip, dabar atgal įdėsiu aš tas kortas į kaladę. Va, ir pirmiausia krito ta korta teisingumas. Ar jis įvyks tas teisingumas, ar jis išliks teisingų jums, ar jis išliks teisingų jūsų atžvilgiu, ar jisai susigundys. Matėt, iš karto krito velnio korta ir tas velnias gali pakišti tų pagalių į ratukus. Tai jums patarimas buvo, imkitės veiksmų ir nesėdėkite rankų sudėjus. Ir čia ir dabar ir tuoj pat. Nes šeštadienio vakaras ir jisai greičiausiai kažkur linksmai leidžia laiką. Gerai, pažiūrėkime antrąjį variantą. Jo mintis šiuo metu.
aukščiausioji žinė, na, jūs mergaitės ant piedestalo. Jis apie jūs pačios geriausios nuomonės, jūs jį žavite, jūs jį traukiate, jis jūs gerbia ir, na, kaip sakyt, turi tokią, jūs turite tokią paslaptį, jisai dar žiūri į jūs kaip į paslaptingą moterį, dar neatskleista iki galo, nors kiek jūs kartu bebūtumėt praleidę laiko, kiek jūs kartu bebūtumėt pažįstami, aišku, juo labiau, jeigu dar visai neseniai pažįstami, bet jeigu ir senokai pažįstami, na tarkim, jeigu jūs ir sutuoktiniai esate, bet šiuo metu jūs esate aukščiausioje jo minčių pozicijoje ir pažiūrėkime toliau. Kvailys, 10 pentaklių ir 4 taurės. Na štai, bet jisai užtikrintas ir savo poziciją, jisai nesuka pernelyg galvos dėl padėties su jumis ir žiūrėkit, 10 pentaklių jūs tikėtina, kad jūs tikrai esate šauni pora, kuri esate kartu ir galbūt jau tikrai pragyvenę kažkiek tai laiko esate kartu ir žiūrėkite šitoj kortoj lyg ir sukaupta tokio gėrio ir tokio turto, visiškai viskas gražu ir esate gausoje, galbūt netgi jūsų pora čia yra gausoje ir gyvenate gražiuose namuose ir jums nieko netrūksta ir dūmai rūksta, bet jisai galvoja, žiūrėkit, kažką jums pasiūlyti bent jau šiam vakarui. Jeigu mes jau žiūrime jo mintis šiuo metu, tai pažiūrėkime, ką jisai čia ruošiasi jums pasiūlyti. Pentaklių riteris, imperatorė ir 8 pentakliai. Bet jisai kažko labai negali pernelyg daug tokio finansiškai pasiūlyti. Galbūt jisai galvoja taip, kad, žinot, jūs tikrai esate imperatorė, ir dar patvirtina, kad jo mintis apie jūs tikrai aukšto, kaip sakyti, energetinio fono ir jūs imperatorė ir jūs esate verta paties geriausio, kas yra pasaulyje, bet jisai jaučiasi tokiu truputėlį ne viską galinčių jums duoti, ko jūs esate verta. Dėl to jis mano, kad jam dar reikia gerokai pasistengti ir dar užkalti pinigų. Magas, šventikas ir taurių tūzas. Na štai ir jisai įjungęs visą savo žavesį, visą savo sugebėjimus, visus savo visą tokį, žinot, yra toks pasakymas spitrus vyras, toksai apsukrus, toksai, žinot, stengiasi, daro, eina, bendrauja, šneka, važiuoja, skambina, skaičiuoja pinigus, kažkokius reikaliukus daro. Ir jisai iš tiesų panašu, kad planuoja pasistengti, kad jūsų pora būtų, kaip sakyt, tokia labai tvirta visose pozicijose, tiek materialiose, tiek dvasinėse, tiek meilės pozicijose, nes jis jūs myli, žiūrėkite, iškrenta meilė. Jis jūs tikrai myli, yra meilė. Tai va, būkite rami, paantrinkite savo šitam žmogui, nes jisai šiuo metu truputėlį kažko, žinot, toks lengvos tos mintelės, bet jam tarsi surištos rankos, bet jisai, žiūrėkit, jisai veiklus ir jisai nežada nurimti ir jo mintis dėl to yra tokios, žinot, nuklystančios į planus tolimesnius, kadangi jisai nori ir planuoja ir nori ir svajoja, kad jūsų pora būtų labai tvirta ir ta meilė būtų begalinė ir tiesiog per kraštus lietusi.
Labai gražus antras variantas. Aukščiausioji žinė. Tai yra fantastika. Jo mintis tikrai nuostabios. Taip, sudėliokime kortas į kaladę atgal. Na ir pasižiūrėkime trečiąjį variantą. Trečiasis variantas. Fortūnos ratas. Jo mintis tokios, kad jis galvoja, vis tiek viskas, kas vyksta tik į gerą. Ir jisai gana užtikrintas, jisai pasitiki savimi, jisai žino savo kryptį, kuria jis juda, jis žino, ko jis nori, jis žino, kad viską galima pasiekti, ko nori. Va, ir sukonkretinkim, paklauskim kortų, ką konkrečiau jis šiuo metu galvoja. Apie meilę jis galvoja šiuo metu, įsimylėjėliai. Jis galvoja apie meilę, jis galvoja apie karštus jausmus, apie savo mylimą lazdų karalienę, kuri šiuo metu truputėlį kažko tai atšalus ir nenori veikti į jo pusę. Pasižiūrėkite, jo mintis pačiausios, jūs esate aistringa dama, kurios jis geidžia, kurios jis be galo nori ir netgi galvoja galbūt apie karštą meilės guolį šį vakarą, bet jis labai kažko suabejojo, ar jis tą meilės guolį šį vakarą turės, tai galvoja, kaip čia prie jūsų prisišlieti, kaip čia prie jūsų prisiderinti, kad nebūtų šitų kardų susmeigtų jam į nugarą, kad jisai gautų tai, ko nori. O mergaitės čia labai akivaizdu, jis nori tiesiog meilės karštame guolyje. Taip, toliau pažiūrėkime, ką jis čia galvoja. Lazdų riteris. 4 kardai. Ir taurių karalienė. Pažiūrėkite, net man šypseną sukėlė jo mintis. Čia tas toksai lazdų riteris, jisai turėtų veikti, jisai žino, bet jis taip kažko tingi imtis, jis taip tingi kažko fantazuoti ir jis nutingi pajudinti savo gražųjį užpakaliuką, nes tiesiog tingi, vat tiesiog kažkas masto, svajoja savo ant sofkutės sėdėdamas arba kažkur tai nuklydęs į mintis, bet jisai susigriebia, žiūrėkit, jeigu jisai supranta, kad jeigu jisai nesiims veiksmų, nesiims to veikimo, nes kardų riteris turi veikti, jis turi čiupti, jis turi pagauti, jisai turi jūs į savo glėbį pagauti ir kad jūs atsidurtumėte jo glėbyje, jis turi kaip tas, žinot, ne taip kaip ta mumija, jisai va šiuo metu kaip ta mumija. Vos eina, vos juda, kažką tingi daryti, guli, svajoja, bet jisai susigriebia, žiūrėkit. Jeigu jisai neveiks kaip tas kardų riteris, lazdų riteris, atsiprašau, tai nieko ir nebus. Reikia imtis karštų veiksmų, kad ta taurių karalienė būtų jo. Pažiūrėkime, ar jis planuoja kažką tuoj pat daryti. Taip, jisai kažką darys, kažko imsis, bet jis taip atsargiai. Bet jisai, žinot, kažko labai tokio inirtingo labai nesigriebs, bet taurių pažas. Tai
Bent jau paskambint tai tikrai turėtų, arba bent jau jeigu jūs kartu, tarkim, jeigu ir vienam kambary, žinot, būna, kad mergaitės žiūri ir mąsto, kaip čia jisai pasielgs, ką jisai čia darys, tai jo labiau, jeigu jūs kartu esate ir jisai mato, kad jam čia pernelyg daug pastangų nereikia įdėti, kad ta taurių karalienė žodžiu, būtų jo, na, bent jau, žinote, bent jau įpilti pasakiškai skanaus vyno taurę, bent jau tiek, manau, jisai turėtų sugebėti padaryti. Arba tiesiog, kaip sakiau, jis turėtų paskambinti, turėtų duoti apie save žinoti, arba, žinot, būna jie tokie nedrąsūs, tokie neveiklus ir čia pažas iškrenta, taurių pažas. Jis nori, bet kažko tai jisai vis tų veiksmų gaili, skupus tiems veiksmams. Tai va, žinokite, jeigu jisai bent kažkokį žingsnelį į jūsų pusę padarys, tai jau čia iš jo pusės bus begalinis darbas. Ir jeigu jūs norit būti su tuo vyruku, tai atsakykite teisingai ir gudriai ir tegul bent jau skanaus vyno atveža ir vynuogių ir sūrio prie vyno pridėkite. Ne jūs pridėkite, o pridėkite jam tokią mintį, kad jisai nepamirštų ir sūrio, ir vynuogių šalia vyno. Bent jau tiek, na, aš čia kaip pavyzdį, aišku. Tai va, tai tokios mintis šį vakarą vyrukų. Tokie 3 variantai, tai ką mergaitės, sakiau, nesvarbu kokio amžiaus, kokio tarpsnio mes bebūtume, mums visoms labai rūpi, kągi jie ten galvoja, ar ne? Tai va, tai gražaus laiko, daug meilės ir gerų emocijų. Iki.